Lietuvoje 17:03 ir su džiaugsmu sveikinuosi su jumis visais, brangus klausytojai, šį nuostabų pirmadienio vakarą. Ir kaip žinia, šiandien yra toji garsioji diena, tai yra žolinės, kurias radio stotis XFM kviečia švęsti be žolės. Kodėl be žolės? Todėl, kad gyvenimas ir taip yra gražus ir galima džiaugtis, iš tikrųjų turint atsakymą savo širdį, o to atsakymo vardas yra Jėzus. Ir mūsų studijoje yra du nuostabų žmonės, jau nuo šeštadienio čia Lietuvoje. Tai yra Mark Moore ir Avion Blackman, tai yra grupės Christafari frontmenai. Taigi, labas vakaras, brangus mūsų svečiai. Hello, good evening. Labas vakaras. It's great to be here. We're so excited. Mes taip džiaugiamės būti čia. Aš dar labiau džiaugiuosi negu jūs ir tikrai tikiu, kad daugelis žmonių, kurie buvo šeštadienį Klaipėdoje, buvo tokie paliesti ir skambino, rašė SMS žinutės visiems savo draugam Vilniuje ir sako, ei, nepraleiskite to šanso ir būtinai atvarykite į koncertą Vilniuje. Taigi, toks klausimėlis, kaip jums Lietuvos publika? You know, Lithuania has quickly become our favorite country in Europe. Ir Lietuva labai greitai tapo mūsų mylimiausia šalis Europoje. Avion, aš žinau, kad jūs turite tokį kažkokį kontaktą su Lietuva ir jau apie mūsų šalį esat girdėjusi prieš 20 metų. Koks tas kontaktas? Oh, my sister-in-law is from Lithuania, or Lietuva. Mano brolio žmona yra iš Lietuvos. Yes, so she's been living in the States for a couple of years now, but she's from here. Jau keletą metų gyvena Amerikoje, bet jinai yra kilusi iš Lietuvos. So I always hear of Lithuania and I always want to come. So I'm so happy to be here and I'm really enjoying it. I really enjoy my time. Aš jau buvau girdėjusi apie Lietuvą daug ir todėl labai norėjusi čia atvykti ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu būti čia. Grupė Christafari iš tikrųjų pasižymi labai kokybiškais gerais vaizdo klipais, kurių galima apstybę rasti YouTube kanale. Ir šios kelionės metu jūs nepraleidžiate tos progos ir filmuojate taipogi savo vieną naują vaizdo klipą. Truputėlį papasakokite daugiau apie šį vaizdo klipą. Yes, we love music videos and we realize that a lot of people don't listen to CDs as much. Ir taip mums patinka video įrašai ir mes šiuo metu suvokiam, kad iš tikrųjų nedaugelis klauso vien tik tais garso įrašų. But we have a whole lot of fans through YouTube. Ir mes turime daug gerbėjų YouTube kanale. And so we do a music video for each one of our songs. Ir todėl kiekvienai giesmei pas mus yra video įrašas. And we're filming the final one for our Anthems album while we are here. Ir vieną video įrašą mes kaip tik filmuojam būdami čia, tai yra Anthem. And we're having a blast doing it. Ir iš tikrųjų mums puikiai sekasi tai darant. So come out tonight and you could be in our next music video. Ir jeigu šį vakarą jūs sudalyvausit mūsų koncerte, galimybė yra, kad jūs būsit mūsų video įraše. Tikrai nepraleiskite tos progos ir atvykite šiandieną 19 val. Į mokytojų namų vasaros terasą Vilniuje. Bilietai iš ankstiniai, jeigu dar spėsite, galite nusipirkti po 14 eurų, prie durų teks mokėti šiek tiek daugiau, 15, bet aš galvoju, kad daugelis Lietuvos atlikėjų už savo koncertus prašo kur kas didesnės sumos, todėl verta pamatyti savo akimis legendinę gospel regio grupę Christafari, kurie po 27 metų gyvavimo atvyko ir į mūsų šalį. Ir aš turiu tokį dalyką, ar jūs kada nors žinojote, kad Lietuva, jinai turi tas vėliavos spalvas geltoną, žalią, raudoną, kaip ir visa regio muzika, jinai dabinasi būtent šiomis trijomis spalvomis. A lot of flags have these colors, but not too many in Europe. Iš tiesų, daug vėliavų, šalių vėliavų turi šias spalvas, bet ne Europoje. And it just makes us love you guys even more. Ir tai mus skatina jūs dar labiau mylėti. Tikrai labai smagu ir aš manau, kad jūs prie savo atributikos galėsite prijungti kažkokių lietuviškų vėliavų, lietuviškų kepurėlių ar dar kažko ir po to prisiminti, kad kažkada buvote Lietuvoje. Na, o dabar atėjo laikas pasiklausyti vienai dainai ir tai yra tikrai mano labai mėgiama daina, kurios vaizdo klipą grupė Christafari nufilmavo Brazilijoje ir tai yra daina Sila. Pasiklausykim.
no fear for ride. Not tired, not tired. Don't want them life for suicide. Not tired, not tired. Letting them run nowhere for hide. Not tired, not tired. I run to yes, sure I can fight. I survive. See love, that's before the Father. See love, thanks and prayers of a lifetime. See love, Lucifer and my father. See love, Zion and my brother. Maybe don't hate, don't wait for right. Not tired, not tired. Them love war, family genocide. Not tired, not tired. Taking bodies for a ride, but never right, never tired. Need a savior's love inside. I abide with Jesus Christ. See love, that's before the Father. See love, thanks and prayers of a lifetime. See love, Lucifer and my father. See love, Zion and my brother. Praise Jah, no death for I. Not tired, not tired. I might live eternal life. Yes, crucifixion, yes, is time. Is death for right, you and I. Christ now paid to Jesus rise. But I'm so proud. See love, that's before the Father. See love, thanks and praise I will answer. See love, Lucifer and my father. See love, Zion, you now my brother. Reading my name. Sound of the Holy Ghost. See love, that's before the Father. See love, thanks and praise I will answer. See love, Lucifer and my father. See love, Zion, you now my brother. Kolektyvas Christafari ir jų daina Sealas skamba radio stoties XFM eteryje. Nuo mūsų studijoje yra Mark Moore, grupės įkūrėjas ir siela, bei jo žmona Avian Blackman. Ir jie drauge jau eilę metų važinėja po pasaulį, koncertuoja. Ir Markai, kelinta šalis yra Lietuva? Ar pavyko suskaičiuoti? Counted this? Probably 69th, maybe. Greičiausiai 69. Wow. Iš tikrųjų šaunu, tiek daug apkeliavote, bet klausimas yra toks, kaip viskas prasidėjo, nuo ko viskas prasidėjo? Well, it started from a talent show. Prasidėjo nuo itališko šou. I was Talentų 17 years O, old. talentų, atsiprašau. 7 metų. And I had just given my life to Christ. Ir tuo metu aš pavedžiau savo gyvenimą Kristui. And he put a new song in my heart. Ir jisai įdėjo naują giesmę į mano širdį. And I wanted to share it with others. Ir aš norėjau pasidalinti tuo su kitais. And my pastor liked the song. Ir pastoriui patiko šitą giesmę. And he encouraged me to play it at the church. Ir jisai padrasino mane, kad aš sugročiau bažnyčioje. And then to do an outreach at my high school. Ir tada dar, kad vidurinė kaip evangelizacija panaudočiau šitą giesmę. And then it just started growing from there. Ir viskas prasidėjo nuo to.
I wasn't thinking this is what I'm going to do for the rest of my life. Ir aišku, aš nemaniau tuo metu, kad tai bus tai, ką aš ir darysiu visą likusį savo gyvenimą. But if I were to have written a script for my life, I couldn't have written something as cool as what God has allowed us to Ir do. jeigu aš pats būčiau rašęs savo gyvenimo scenarijų, aš niekada nebūčiau pagalvojęs ar sukūręs kažko tokio ypatingo, kaip Dievas yra parašęs. It's been a blast. Tai yra neįtikėtina. Super. Ir aš net nebejoju ir aš galvoju, kad kai jūs pradėjote grupę, Markai, ar buvo tokių minčių, kad grupėje dainuos ir jūsų būsimoji žmona? Ar buvo tokių svajonių? Did you have some dreams about it? Well, I guess that would be a dream. Aš manau, tai būtų iš tikrųjų buvusi svajonė. Yeah, I didn't imagine. There's a lot of I didn't imagine, and I'm glad that God blessed me with things. A lot of times people dream things that don't happen. Aš neįsivaizdavau iš tikrųjų ir ačiū Dievui, kad jisai mane palaimino, nes žmonės labai dažnai svajoja apie dalykus, bet jie taip ir neįvyksta. In this case, some of the best things that happened to me were things that I didn't dream of that God gave me. Ir šiuo atveju dalykai, kuriuos Dievas man suteikė, aš apie juos net nesvajojau ir tai yra geriausi dalykai. Avian, jūs, kiek žinau, užaugote muzikantų šeimoje ir galbūt nuo vaikystės svajojate apie muzikantų karjerą, bet kaip taip įvyko, kad susitikote su Marku ir kad toliau apskritai tapote šeima? Well, yeah, I grew up doing music ministry with my dad. Taip aš užaugau muzikinėje aplinkoje ir mes kartu su tėčiu tarnavome. It was a very big family. It's a Šeima very, buvo didžiulė. it's 24 of us. 24 mes. But when I was in my 20s, I remember praying to God, specific prayer. Ir kai aš buvau apie 20 metų, aš atsimenu, aš konkrečiai meldžiausi Dievui. By that time in my life, I knew what I wanted in a man. Ir tuo metu savo gyvenime aš supratau, kad man reikia vyro. And I had a list, a very long list. Ir pas mane buvo sąrašas, ilgas sąrašas. So my friends would laugh at me and they would say that it was impossible and that I would never find that man. Ir aišku, mano draugės jos juokėsi, kad tai neįmanoma, tokio žmogaus tu nerasi. And I said, well, so be it. It would just be me and God. Ir aš sakau, tebūnė, nes tai yra tarp manęs ir Dievo. One of the things on that list was to find a husband that I can do ministry with, music ministry. Vienas iš dalykų tame sąraše buvo tai, kad aš surašiau vyrą, tokį žmogų, su kuriuo aš galėčiau kartu tarnauti būtent muzikiniam tarnavime. And here it is, like a year later, Mark came to Trinidad to do a musical seminar. Ir taip jau kažkur po 1 metų Markas atvažiuoja, kad jisai pravestų muzikinį seminarą. And God just led us to each other. Ir Dievas tiesiog suvedė mus. Nuostabi istorija. Markai, o kokia tavo istorijos pusė? Of how I met this angel? Kaip aš sutikau šį angelą? Well, she came from heaven, of course. Žinau, jinai nusileido iš dangaus. I met her in Trinidad and it was love at first sight. Iš tikrųjų, aš kada pamačiau, tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. And it's been the best 14 years of my life. Ir dabar tai yra 14 geriausių mano gyvenimo metų. That's a short, Trumpa real versija. short nutshell. Labai viskas trumpai čia va. Nėra net ką pridurti. Aš galvoju, kad pats laikas pasiklausyti gerą dainą ir tai yra viena iš mėgstamiausių Christafarai dainų, kurios grojamos yra radio stoties XFM eteryje ir jinai vadinasi Messiah. Messiah, my Savior, please touch my soul. Messiah,
Savior. Lord, draw me close. For you are worthy. Hallelujah. You are worthy, my Messiah. For you are worthy. Hallelujah. You are worthy, my Messiah. Messiah, my Savior, please touch my soul, touch my soul. Messiah, my Savior, Lord, draw me close, draw me close. Death could not hold him down. Death could not hold him down. Death could not hold him down. No, 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 no. Death could not hold him down. He is risen. He is risen. Hallelujah. Hallelujah. He is risen. He is risen. My Messiah. My Messiah. He is risen. He is risen. Hallelujah. Hallelujah. He is risen. He is risen. My Messiah. My Messiah. 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 My Savior. My Savior. Please touch my soul. Touch my soul. Yeah. Messiah. My Savior. Lord, draw me close. Hallelujah. 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 Worthy is the Lamb. Hallelujah. 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 Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. You're so worthy, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Singing hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. 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 Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. You're so worthy, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worthy is the Lamb. You're so worthy, Lord. Hallelujah. You're so worthy. Hallelujah. Jesus, you are. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Radio stotis XFM pristato Žolinės be žolės. Ką? Be žolės? Taip, nejaugi nežinojai, kad galima linksmintis ir be žolės? Rugpjūčio 13 dieną 19 val. LCC tarptautinėme universitete Klaipėdoje ir rugpjūčio 15 dieną 19 val. Mokytojų namų vasaros terasoje Vilniuje koncertuos garsiausia gospel regio grupė Kraistafarai. Geras! Nepūsk, bet atsipūsk. Bilietus platina bilietai.lt. Pavakario eteris. Lietuvoje 17 valandų ir 23 minutės ir šiandien yra tos žadėtosios žolinės be žolės ir jau mokytojų namų vasaros terasoje įvyko soundcheckas arba garso repeticija, grupė pasiruošusi koncertuoti, na, o mūsų studijoje vieši grupės Kraistafarai siela Mark Moore bei jo žmona Avion Blackman. Ir mums paskambinęs mūsų klausytojas Vaidotas, kuris prieš porą savaičių laimėjo kvietimą į šiandienos
dienos renginį, bet negali jisai atvykti, pasakė: Tadai, jeigu kažkas paskambina pirmas, aš jam padovanoju tą kvietimą. Taigi mes laukiame jūsų skambučių telefonu 852077977, kas paskambina pirmas, tam atiduodamas kvietimas šiandien į Christafari koncertą Vilniuje. Ir iš tikrųjų, Markai, pirmasis kartas Lietuvoje kelionė nuo šeštadienio pro Klaipėdą į kaimo turizmo sodybą, į Vilnių, Trakus. Kokie įspūdžiai, ką galėtum pasakyti apie Lietuvą? Well, you guys definitely have a gift of hospitality, and we felt more welcome here than almost any other country. Ir be abejonės jūs turite tą svetingumo dovaną, nes čia mes geriausiai pasijutėm nei bet kurioje kitoje šalyje. We instantly feel like we're family with all of you guys. Nes iškart pasijutome, mes esam viena šeima kartu su jumis visais. Labai smagu girdėti tokius žodžius ir iš tikrųjų aš tikiu, kad šitas kartas yra pirmasis, bet ne paskutinysis jūsų vizitas į Lietuvą ir manau, kad ateityje mes dar galėsime surengti daug šaunių koncertų. Bet šiandien iš tikrųjų laukia vienas labai smagus įvykis ir mokytojų namų vasaros terasoje. Ar turite kažką ypatingo paruošę šio vakaro koncertui? Well, I love the venue. I love the locations, Man first of all. pirmiausia patinka ta vieta, kur vyks tas koncertas. It's just the perfect spot. The sound is so awesome. Tokia tobula vieta ir garsas toks nuostabus. And we're going to dust off some old songs that actually most of the band members have never even played before. Ir iš tiesų mes galim sakyti taip, iškelsim tokias senas giesmes, kurių netgi kai kurie mūsų grupės nariai jau nėra groję. We're going to celebrate. Taigi mes švęsime. We're going to party. Bus nuostabus vakarėlis. For Jesus. Bet tai bus dėl Jėzaus. But we can't do it without you. Bet šventės nebus, jeigu jūsų ten nebus. We want you to start heading that way right now. Ir mes norim, kad jau dabar jūs pradėtumėte judėti link koncertų salės. It's going to be incredible. Tai bus neįtikėtina. Tomorrow morning early we go off to Hungary. Ir rytoj iš ryto mes jau keliausime į Vengriją. This is your last chance to see Todėl us. tai yra paskutinė jūsų galimybė pamatyti mus čia Lietuvoje. Iš tikrųjų, jeigu esate buvę XFM Facebooko svetainėje, vakar dieną jau buvo išpublikuotas video iš Klaipėdos, įspūdžiai, žmonių atsiliepimai ir galite išgirsti iš lietuvaičių lūpų, kokie buvo jų išgyvenimai ir ką jie patyrė būdami Klaipėdoje. Ir jeigu dar turite kokių abejonių, aš manau, kad tas trumpas filmukas jūsų abejonės labai greitai gali prasklaidyti. Markai, grupė gyvuoja 27 metus. Įsivaizduoju, kad per tą laiką daugybė žmonių pasikeitė ir su kokiais iššūkiais tenka susidurti vadovaujant kolektyvui, kuris koncertuoja visose pasaulio šalyse. Well, humans are messy creatures. Žmonės yra tokie kūriniai sumaištingi. But God loved us so much that he put up with so much. Bet Dievas jisai taip stipriai mus myli ir jisai tiek daug dėl mūsų yra padaręs. We've definitely learned a lot over the years. Ir aišku, per šios metus mes išmokome daug. We've learned it's crucial to choose who you walk with carefully. Ir supratome, kad labai svarbu atidžiai pasirinkti, su kuo tu keliauji. Because two people can't walk together if they're not in agreement. Ir suprantam, kad du žmonės negali eiti vienu keliu, jeigu jie nėra susitarę. There have been people over the last 27 years that have gone on to do other things. Ir aišku, per tuos 27 metus buvo tokie žmonės, kurie galiausiai pradėjo daryti kažką kitą. But it never fails. Every single time they're replaced, God always brings in someone better. Bet niekada tai mūsų kaip ir nenuvylė, nes kiekvieną kartą, kai žmogus pasitraukia, Dievas atveda kažką dar geresnio. It's growth, it's a challenge, but the end result is beautiful. Tai yra iššūkis, tai yra augimas, bet galutinis rezultatas yra nuostabus. Aš net nebejoju, aš mačiau jūsų pasirodymą Klaipėdoje ir tai tikrai susigrojimas muzikantų, tas žinojimas, kas ką turi daryti ir kad visą tą muzikinį pasirodymą iliustruoja vaizdo klipai, nuostabus vaizdai, tai tikrai yra kažkas tokio ypatingo, ko brangus klausytojai rekomenduočiau jums nepraleisti. Ir tai yra Evangelijos skelbimas, kaip
jūs keliaujate iš vienos šalies į kitą, ten kažką dar nufilmuojate, susitinkate žmonės, pasakote jiems apie viešpatį. Ir aš norėčiau paklausti Avion, per tas visas šalis, kurias pravažiavote, tarkime, mačiau, esate buvę tokiuose iš viso aborigenų salose ar dar kažkur ten Kenijoje, kur valstybės iš tikrųjų yra labai labai skurdžios. Bet aš įsivaizduoju, kad tame skurdume galima atrasti daug daugiau negu vakarų šalyse. Kokie jūsų išgyvenimai, tarkim, keliaujant per tas trečiojo pasaulio šalis? What's your experience when you travel to third world countries? She asked you. She asked you. What's my experience traveling to third world countries? Kokia mano patirtis keliaujant po trečios pasaulio šalis? You know, it changes. It changes you. It changes. Tave. We bring changes to people, you know, with God's word, with help and different things. Ir mes su Dievo pagalba ir įvairiais kitais dalykais atnešame tų žmonių gyvenimuose pokyčius. You know, it works both ways. At least for me, you know, seeing conditions that people live in and. Ir aš manau, tai veikia tai dviejopai. Kai aš matau, tas situacijas, kas vyksta ten ir kaip mes jiems galim pasitarnauti. I've seen people be even joyous in those conditions when they know Jesus, when they get to know Jesus. Ir aš mačiau, kaip žmonės, kai jie pažįsta Jėzų, atsiranda džiaugsmas jų aplinkybėse. And it just shows so much. It's not about what you have and, you know. Ir tai dar kartą parodo, kad iš tikrųjų esmė ne tai, ką tu turi, So where your heart is. bet kame yra tavo širdis. Anything else you would add? And oftentimes you go thinking you're going to change the country, but the Yeah. country changes you. Ir labai dažnai tu keliauji tą šalį, manydamas, kad tu pakeisi tą šalį, bet iš tiesų ta šalis keičia tave. Yeah. Wow. Iš tikrųjų, gili mintis apmąstymui. Tu važiuoji į šalį, kad norėdamas pakeisti ją, bet ta šalis pakeičia tave. Man yra apie ką pamastyti, nežinau kaip jums. Ir šiam apmąstymui siūlau vieną tikrai labai gerą Christopher'ai dainą, kuri vadinasi Preach the Gospel, pamokslauk Evangeliją. Ir ten yra tokie žodžiai, naudok žodžius, jeigu jų reikia. Kartais net nereikia naudoti žodžių, skelbiant Evangeliją. Pamastykime apie tai. Everyday living, lifestyle witnessing. Well, everyday living with your lifestyle. I set my eyes, I've seen the glory of the crucifixion of the Almighty in the lives of my family. Only use words when necessary, yes. Preach the gospel. Use words when necessary. Preach the gospel. Use words when necessary. Live you have to live it with your life. You have to live in sacrifice. You have to live it with your life. You have to live in sacrifice. You have to live it. Oh Lord, I wonder how this world would be if we would learn to live our Christianity. No broken promises, no shabby vows. Follow the footsteps of Christ and He will show you how. Oh yeah. Preach the gospel. Use words when necessary. Preach the gospel. Use words when necessary. Live you have to live in with your life. Oh yeah. You have to live in sacrifice. You have to live in with your life. You have to live in sacrifice. You are forgiven. So always be prepared to give an answer for the hope that you have within your heart. Yeah. But please respond with gentleness and respect, and you will bring them to the kingdom with the truth you impart. Oh, yeah. Preach the gospel. Use words when necessary. Preach the gospel. Use words when necessary.
go learn them. Show them what life is worth, oh Lord. We are the salt of the earth. And I've seen hypocrisy, oh child. Lifestyles that are so contrary. We are both walk the talk for the lives that we live, oh yes. They are the message that we get. Of seeing the glory of the resurrection of the Almighty. In the lives of our family. These words been necessary, yes. And what I say, preach the gospel. Use words when necessary. Preach the gospel. Use words when necessary. You are still living with your life. Lord, I've seen the glory and the consequences. Son of man, you are still living with your life. Lord, I've seen the glory. So you feel walk what you saw. And you feel practice what you preach. You are still living sacrifice. XFM. Lietuvoje 17 valandų ir 35 minutės, liko maždaug 2 valandos iki Christopher koncerto Vilniaus mokytojų namų vasaros terasoje. Tikrai nepraleiskite šios progos. Beje, Vaidotas sakė, kas pirmasis paskambis tam, jisai dovanoja kvietimą, taigi nepraleiskite ir šios galimybės. Na, o dabar norėčiau pakalbėti su Marku apie dainų kūrimą ir apie pasirinkimus. Markai, yra tokia daina, kuri vadinasi Valley of Decisions arba pasirinkimų slėnis. Kaip gimė šios dainos tekstas ir ką teko išgyventi prieš tai, kai ši daina tapo daina? That's a very deep question. Šis klausimas iš tiesų yra labai gilus. It was written by a few of us. Iš tiesų šią giesmę mes keletą žmonių parašėm. And it was inspired by two things. Ir tai mus įkvėpė padaryti 2 dalykai. The first is the persecution that we had faced in our first major tour. Ir pirmasis tai persekiojimas, su kuriuo mums teko susidurti per mūsų pirmąjį turą. There was a major reggae artist. Ir ten buvo toks gerai arba populiarus reggae atlikėjas. That was headlining the Reggae Sunsplash tour that we were on. Jisai buvo pagrindinis atlikėjas tame koncertinėme ture. And he didn't like our stance that Jesus is Lord. Ir jam nepatiko mūsų teiginys arba tai, kuo mes laikomės, kad Jėzus yra viešpats. And so he persecuted us. Ir todėl jisai persekiojo mus. And tried to stab me with a knife 3 times. Ir netgi 3 kartus bandė su peiliu įdurti man. This is no game. People have to die in his name. Valley of Decision. Ir iš tiesų tai nėra žaidimas. Ir kada mes kalbame apie sprendimų slėnį, žmonės kartais miršta dėl pasirinkimų. Darkness, it looms all around me. I find it hard to see. Ir tamsa jinai gaubia mane ir iš tikrųjų sudėtinga pamatyti. So it was a challenging time for us. Ir mums tai buvo iš tikrųjų sudėtingas metas. The rest of the band wanted to leave the tour after that. Ir aišku, po tokios situacijos likusi mūsų grupės dalis, jie norėjo pasitraukti iš šito turo. But I said absolutely not. Bet aš pasakiau, jokių būdų. Jesus faced such worse persecution. Nes Jėzus išgyveno ir sudėtingesnį, sunkesnį persekiojimą. In fact, every one of his disciples were actually killed for their faith except for one, and they tried to kill him. Ir iš tiesų netgi Jėzus visi mokiniai buvo išskyrus vieną nužudyti ir tą irgi bandė nužudyti. We've gotten very comfortable in our Christianity. Nes savo krikščionybę mes per daug įsipatoginame. We think Jesus is only here to comfort us. Nes mes manom, kad Jėzus yra šalia vien tik, kad paguostų mus. When our mission is to go and comfort others. Kai iš tikrųjų mūsų misija yra eiti ir kitus guosti. And that can be a very uncomfortable thing from time to time. O kartas nuo karto šis dalykas gali būti labai nepatogus. And then obviously it's a play on words. Ir akivaizdu, kad antras dalykas tai yra žodžio žaismas. The valley of decision is the time in your life where you have to make that critical, that crucial decision. Nes sprendimų slėnis tai yra tas laikas, kada tu turi priimti tą lemiamą sprendimą. Where you have to choose. Kur tu turi pasirinkti.
And a great example of that is the cross. Ir to didis pavyzdys yra kryžius. We so often focus on the center cross. Ir labai dažnai mūsų dėmesys sutelktas į kryžiaus esmę. But there was one on the right and one on the left. Bet arba centrinį kryžių, bet jeigu žiūrėtume, šalia to pagrindinio kryžio buvo kryžius iš dešinės ir kryžius iš kairės. The one on the right said, "Remember me, Jesus." Ir tas, kuris buvo iš dešinės, jisai sakė, Jėzau, atmink mane. He believed that Jesus was the Son of God. Jis patikėjo, kad Jėzus yra Dievo sūnus. And Jesus said, "Today you will be with me in paradise." Ir Jėzus tam žmogui atsakė, šiandieną tu jau būsi su manimi rojuje. The one on the left mocked him and rejected him. O tas, kuris buvo kairėje, jisai šaipėsi ir atmetė Jėzų. And he chose hell. Ir jisai pasirinko pragarą. We all have a choice, a decision, a time where we pick which side we're going to be on. Ir kiekvienas mes, prieš mus yra tas pasirinkimas, mes turim priimti tą sprendimą, kurią pusę mes eisim. If you don't choose Jesus, Jeigu tu nesirenki Jėzaus, you are choosing the devil tu renkiesi velnę. by default. Jau galim sakyti taip, automatiškai. If you don't choose heaven, Ir jeigu tu nesirenki dangaus, you are destined for hell. tavo likimas pragaras. Iš tikrųjų, gilus tekstas ir gilus išgyvenimas ir aš galvoju po šito viso papasakojimo, paaiškinimo pasiklausykime būtent šios dainos, kuri vadinasi Valley of Decisions arba pasirinkimų slėnis. Where I'm coming from,
you will be saved. There's a holy Mount Zion, holy Mount Zion. Well, just know that Jesus is your God. Yeah. Follow your decision, follow your decision. Run, come and fall. People take heed to his call. Follow your decision, follow your decision. This ain't no game. People have to die in his name. Follow your decision, follow your decision. Even though I run through the pits and valleys, I mean no evil, this God is a better. Even though I run through the pits and valleys, that man is not gonna be comfort me. Even though I run through the pits and valleys, I mean no evil, this God is a better. Even though I run through the pits and valleys, that rod and staff and down feet comfort me. Radio stotis XFM pristato Žolinės be žolės. Ką? Be žolės? Taip, nejaugi nežinojai, kad galima linksmintis ir be žolės? Rugpjūčio 13 dieną 19 val. LCC tarptautinėme universitete Klaipėdoje ir rugpjūčio 15 dieną 19 val. Mokytojų namų vasaros terasoje Vilniuje koncertuos garsiausia gospel regio grupė Kraistafarai. Geras! Nepūsk, bet atsipūsk. Bilietus platina bilietai.lt. XFM. Lietuvoje 17 valandų ir 46 minutės, jau visai neužilgo mokytojų namų vasaros terasoje pirmosius akordus užgros grupė Kraistafarai, oficiali renginio pradžia 19 val. Nepraleiskite progos ir paskubėkite atvykti. Na, o Markai, norėčiau dabar pakalbėti tokia tema. Iš tikrųjų, yra pasirinkimų slėnis, kurį mes dažnai praeiname savo gyvenime ir apie kurį tu pasakojai prieš dainą Valley of Decisions, bet yra toks dalykas, kad savo tikėjimo kelyje mes dažnai turime eiti vandeniu. Ir koks tas ėjimas vandeniu tavo asmeniniam gyvenime? Well, being a missionary is a real challenge. Būti misionieriu yra iš tikrųjų realus iššūkis, Everything we do is a step of faith. nes visa, ką mes darom, tai yra tikėjimo žingsniai. God calls us out onto the water. Ir Dievas, jisai kviečia mus žengti ant vandens. And the closer we are to him, the safer we are. Ir kuo arčiau Jėzaus mes esam, tuo mes saugesni. But we can't take our eyes off of him, Bet mes negalime nukreipti savo žvilgsnio nuo jo, like Peter did, or we will sink. kaip Petras pasielgė, nes tokiu atveju tada tu pradedi skęsti. And we definitely can't have one foot in the boat and one foot in the water. Ir taip pat tu negali vieną koją būti valtyje, o kitą koją ant vandens. Unless we're an Olympic gymnast, because we will do the splits. Nes nebent tu esi olimpinis sportininkas ir tada teks tau tai daryti, bet. And so, yeah, there are times where it's a real challenge. Bet iš tiesų būna akimirkos, kai tu susiduri su tikru iššūkiu. There are times where we only find our rescue from Jesus. Ir yra akimirkos, kai tavo išgelbimas tai yra Jėzus. I love what happened in the Bible when Peter was sinking. Ir iš tiesų man patinka ta istorija, kuri nutiko aprašoma Biblijoje tuo metu, kai Jėzus Petras skendo. How he prayed the shortest sinner's prayer in the Bible. Ir jisai meldėsi pačia trumpiausia nusidėjėlio malda. Save me, Lord. Viešpatie, gelbėk mane. And immediately Jesus reached out his hand to rescue Ir him. iš karto Jėzus ištiesė ranką, kad jį išgelbėtų. If you really study all these blockbuster famous Hollywood movies that come out in the summer, Ir jeigu jūs tikrai patirinėjot visas tas Hollywoodo žymus filmus, kurie pasirodė vasarą. they all have the same unified theme or storyline. Ir dažniausiai juos jungia viena pagrindinė istorija ar tema, They're all about rescue, nes visa tai susijęs su išgelbėjimu. saving a person or saving the planet. Išgelbėti planetą, išgelbėti asmenį. And there's always a hero that you think can't do it, Ir visada yra didvyris, kuris tavo nuomonė negalės to padaryti, that gets knocked down, kuris yra nuverčiamas, but ultimately rises and saves everyone. bet galiausiai tas asmuo pakyla ir išgelbsti visus. Jesus
originated that story. Ir iš tikrųjų šios istorijos pradininkas yra Jėzus. He was down for 3 days, Jisai buvo, taip galim sakyti, įveiktas 3 dienom, but he rose from the grave. bet jisai prisikėlė iš mirties. God is famous for turning crucifixions into resurrections. Ir gerai žinomas nukryžiavimas tapo nuostabiu prisikėlimu. And he didn't come here to judge us, Ir jisai netėjo, kad jisai pasmerktų mus, to point a finger of Ar- condemnation, kad su pasmerkimu parodytų pirštų į mus, but to reach out a hand of rescue, bet kad iš tiesų ištiestų išgelbėjimo ranką, like a lifeguard. kaip gelbėtojas. And as he pulls you up Ir kai jisai pakelia tave, and pulls you into his arms, kada jisai apkabina savo rankose he'll pull you out of your sin, ir jisai ištraukia tave iš tavo nuodėmės, out of the mess that you've gotten yourself into. iš tos chaoso ar netvarkos, į kurią tu pats save įstumiai, He's the only one that can rescue you from that. jis yra vienintelis, kuris tave ir gali iš to ištraukti. The only one that can save you from that self-destructive pattern. Tai yra jis vienintelis, kuris gali ištraukti tave iš to tako, kur tu pats save naikini. Jesus is the only one qualified to save you from yourself. Ir Jėzus yra vienintelis tinkamas, kuris gali išgelbėti tave nuo paties savęs. And pull you into something so much greater. Ir pastatyti tave į kažką daug didingesnio. When Jesus carried Peter back to the boat, Ir kada Jėzus pakelia Petrą ir atgal lydė į valtį, he calmed the storm. jisai nuramino audrą. And for the very first time, Ir patį pirmą kartą all the disciples looked at him and said, "You truly are the Son of God." visi mokiniai žvelgė į jį ir sakė, tu iš tiesų esi Dievo sūnus. He had done so many more incredible miracles before, Ir prieš tai jis buvo padaręs daug kitų neįtikėtinų stebuklų. but this time it was personal. Bet šį kartą tai buvo asmeninis dalykas. This time they realized Ir šį kartą jie suvokė. that he cared for Peter so much that he saved him. Jam Petras taip rūpėjo, kad jisai jį išgelbėjo. He loved me so much that he would rescue me. Ir jis taip stipriai mane myli, kad jisai išgelbsti ir gelbėja mane. And ultimately he would show that through his death on the cross, Ir galiausiai jisai tai parodė per savo mirtį ant kryžiaus. where his arms were open so wide that they were pierced for you. Tos rankos buvo taip plačiai atvertos, kad jos buvo pervertos dėl tavęs. Jesus could write stories. Ir Jėzus jisai gali rašyti istorijas. Jesus could captivate an audience. Jėzus gali patraukti minių dėmesį. And Jesus has a story for you. Ir Jėzus yra paruošęs istoriją dėl tavęs. The best possible conceived story of your life. Tai būtų pati geriausia, kokia gali būti tik įmanoma istorija tavo gyvenimui. A million times better than anything you could ever Ir imagine tai or būtų conceive. milijonus kartų geresnė, nei tu galėtum įsivaizduoti ir net pamatyti istoriją. It starts with you submitting your life to him. Bet tai prasideda nuo to, kad tu savo gyvenimą pavedi jam. It starts with you bowing your heart Tai prasideda nuo to, kad tu nulenki savo širdį and saying, Jesus, ir sakai, you are God. Jėzau, tu esi Dievas, I am not. aš nesu, Save me. išgelbėk mane, Forgive me. atleisk man, Heal me. išgydyk mane, Make me new. padaryk mane naują. I choose to follow you. Aš pasirenku, apsisprendžiu sekti paskui tave. Thank you for dying for me Ačiū, kad mirėjai už mane and for raising from the dead. ir ačiū, kad prisikėlei iš mirties. That's how it starts. Ir viskas nuo to prasideda. And it ends with you having eternal life. O užsibaigia tuo, kad tu įgauni amžiną gyvenimą. That will never ever end. Ir tai jau niekada nesibaigs. Eternal, 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 eternal. Tai bus amžinas gyvenimas. No more hunger, no more thirst, no more pain. Nebebus alkio, troškulio, skausmo. No more crying, no more death, no more suffering. Nebus verksmo, mirties, kančios. Receive him today. Priimk jį šiandieną. Ir tai yra be abejonės pats geriausias sprendimas, kurį mes galime padaryti šioje žemėje. Priimti jį kaip savo gelbėtoją ir kaip savo viešpatį. Ir jeigu jūs skęstate savo gyvenimo audroje, tuomet jums reikia tiesiog ištiesti ranką ir sakyti, Jėzau, išgelbėk mane iš šitos audros, kuri mane puola, nes jisai tikrai yra daug didesnis už bet kokią audrą ir toje audroje gali ateiti ir išgelbėti tave. Tau tai reikia pasimelsti tą pačią trumpiausią maldą, kokią meldėsi Petras.
viešpatie, išgelbėk mane. Taigi, Markai, ačiū labai, kad jūs atvykote šiandieną pas mūsų studiją ir dar didesnis ačiū, kad atvykote į Lietuvą ir surengėte tikrai nuostabų koncertą Klaipėdoje, bei jau visai netrukus mūsų laukia už valandos koncertas Vilniuje. Ačiū jums labai ir ką jūs norėtumėte palinkėti mūsų klausytojams prieš eidami į sceną? I wish that every one of you come out tonight. Aš norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų galėtumėt atvykti Stop making excuses. ir nebeieškotumėt pasiteisinimų, And that you bring all of your friends. bet dar tuo pačiu atsivestumėt visus savo draugus Especially someone that needs to hear this message. ir ypatingai tuos, kuriems reikalinga išgirsti šią žinią. Because we're not just musicians, we're musicianaries. Ir mes nesam vien tik muzikantai, And we will give the gospel tonight. bet šį vakarą mes taip pat skelbsime Evangeliją. But it's only good news if it gets to your friends on time. Bet ta gera žinia bus tik tuomet gera žinia, jeigu tie tavo draugai laiku tai išgirs. Bring them tonight. Todėl šį vakarą atsiveskite juos. Tikrai tai, būtinai atsiveskite visus savo draugus ir jūs tikrai turėsite džiaugsmingą vakarą. Ir ačiū labai mūsų svečiams. Na, o šią valandą baigsime daina, kuri praeitą savaitę buvo savaitės topas. Tai yra tikrai labai gerai žinoma šlovinimo giesmė, kurią sukūrė australai Hillsong United ir ta giesmė vadinasi Hosanna. Be abejonės jūs šią giesmę ir daugelį kitų išgirsite šį vakarą, todėl nepraleiskite vienintelės ir paskutinės progos, nes rytoj jau kolektyvas išskrenda į Vengriją, po to Šveicariją ir Austriją. Na, o aš su jumis visais atsisveikinu ir linkiu pačios geriausios kloties. Susimatysime visai netrukus. Iki. He